Sveiki. Sunki tokia dienelė. Nemėgstu žygių. Jaučiuosi kaip iš Karibų piratų. Lietuvaitė plaukėlį susipin. Tau iš priekio mažinau. Laimingas prisipirka ledų. Pasirimute. Pasipurtik tarkė kur nors. Dingo motyvacija. Kaip mėgas. Sveiki, čia yra mano džiovyklė. Triusikai kamo čia. Gražiausia. Išplauti neišdžiuvo. Kodėl neišdžiuvo per naktį? Palauk, kodėl neišdžiuvo per naktį? Nes nesugebėjau jungti radiatorių. Tik išsiaiškinau, kad tam pasirodo mygtukas buvo. Einam į miškėlio, čia miškėlio įsim link pasvalio. Taip. Koks planas šiandien? Ką pasvaly? Pasvaly apsiprekinti, jeigu rasim kažką ilgom rankom. Taip. Kelnėm. Super. Nes šiandien žada kiek šilumos? 33. Nu, šiandien 30, rytoj 33. Okay. Sveiki. Dabar yra 6:57. Judam iš Pamūžikų sodybos. Važiuojam štai ten. Kaimukyje. Labai fainai mėgojam. Su daug žygių. Nežinau, aš tai pamėgau kokias 3 valandas, 4. Tai man atrodo daugiau, ne? Aš tai užmėgau ir aš mėgojau normaliai. Man tai buvo sunki naktelė, nes sutikom draugų, svečių. Tie draugeliai pradėjo diskoteką naktį. Šoko breiką ant grindų. Viena vienoj pusėj šliopetė, kita kitoj. Aš pas save pusėj pagavau berods 6 ar 7 žygius. Aš tai nedaug, bet visi pas tave skraidė. Vilija apturėjo prie pat save. Nebuvo labai malonu. Nemėgstu žygių. Aš vieną ant plaukų turėjau. O, Dieve. Tai aš labai tikiuosi, kad naktį nebuvo jokių problemų, nes aš nieko nejaučiau. Nei vieną. Nes aš tai prasipurčiau savo daiktus, nes mano buvo įlindęs į kosmetinę. Vienas. Žodžiu, variukai vonioja, tai čia jau įprasta, bet šitų tai nesitikėjau tikrai. Tikimės, kad šiandien turime mėgoti kempinge ir tikiuosi, kad bus viskas gerai. Tai buvom padivalkiai, nusipirkom maikonus ilgom rankojom, kažkokių plonesnių, vėsesnių. Jaučiuosi kaip iš Karibų piratų. Nu, jo. Nes šitas įlemenuotas. Aš nusipirkau irgi maikytę vieną. O. Man svarbu, kad nenudegtų oda. Pradės saulė lyst ir mes įlysim kelnes. Biški poilsis, biški numetėm kuprinės. Atlikom fotosesiją laukuose. Gal labai nepramindžiojom. Kaip lietuvaitė plaukėlį susipin. Pakasa kaip lietuvaitė. Ir nežlankinė. Tiek daug reikalavimų lietuvaičių būtų. Kitas atšklunka. Radom spotą, labai tobulas, tikriausiai kažkieno, bet still. Tiesiam savo kojas, keičiam kojines. Gal nesupys labai darbuosim. Pasidėsim prie medžių. Gal kokį kiaušą? Gal kokį kiaušą šausim, ne? Na čia. Na. Kažkada čia buvo gražus medis, ne?
taburetę. Užpirštą prisivėriau su savo diržu didžiausiai. Nešiukšlink vėl, na. Taigi eik, tau iš priekio mažina turiu. Mas šiandien skobėrėlė. Ir atrodo kaip bitininkė. Tik to tinklo nėra ant kepurės. Pritarė, ne? Pasirimute. Atėjom į žalį šaltinėlį, čia viso to didžioji skylė su visais lobiais. Įdomu, kas nors buvo įlindęs taip normaliai. Tai atrodo žiauriai gilu. Pamirkysim čia kojytes ir atsigaivinsim šiek tiek ir varysim toliau. Bandau prisipilt vandens. Nes keliaulis laukia tolimas. Dar suksim į parduotuvę. Vilniaus Visockė. Jei kas eisit piligriminę, tai labai malonus personalas ir leido į Tūliką. Iš karto čia prie bažnyčios priešais. Tai va dabar keliausim ten. Ne, mes dar nevažiuojam namo, kam kyla klausimas, net labai gražus piešinukas. Čia mergos laimingas, prisipirka ledų, karšta bile kaip. Kur einam vėl? Einam iš Pasvalio į Paešmenis. Miegosim kempingę. Tikiuosi gausim palapines. Aš noriu miegot laukia palapinai. Reikės paskambint dar paklaust. Ir pranešt, kad jau esam pakeliui. Pajudėjom iš Pasvalio. Kada būsim? Gaučiau už kokių 3 valandų. Gal net ir daugiau. Aš įsivaizduoju, kaip aš dabar guliu prie vandenėlio, prie karjerą maudosi. Man geriau pasidaro. Nu, žalmargės, rasi medį. Šiandien visiškai sunki tokia dienelė, ryte buvo labai lengvai, viskas okei, bet vakarop jau matom, kaip sunkiai tempia mūsų kojos, žiauriai karšta. Dar turime eiti kažkur, tai ten pasuksim į kairę ir tada va ten, pro Sodželką. Žiauriai lėtai einasi, nusipirkau bambalį vandenį, žiauriai sunku, ne, aš dabar bandau išgerti, jau tiek išgėriau. Kokie tavo komentarai? Prasidėjo nuo žygių. Prasidėjo nuo žygių. Žygiais. Jo, šiandien tokia rimtesnė dienelė. Aš manau, kad dėl karščio labai slegia. Ir vandens trūkumas slegia. Kad mes neturim, pažiūrėjau, trūkumas. Pilna vandens turi. Nu jo, bet reiktų daugiau gerti. Aš, pavyzdžiui, priekį tą mažiau. Nu, priekį tai tikrai mažai geriau vandens. Nes nelabai turėjom to lievo prispylusios. Nu, Neskanaus. Dėl to gerai rėjosi. Neskanaus. Dėl to greitai rėjosi. Gerai ėjusi nuo ryto. Dabar jau pavargusios, naktį nelabai įsimiegojom. Dėl žygių. Ir dar turėjom gan nemažai pavėsiaus. Nu, matai. Palyginus su šito dabar keliu, kuriuo einam. Jo, nu tai dar nebuvo taip karšta, taip dar taip saulė nekepina. Dabar kaip užkepino nuo pietų, jau nuovargis susidėjęs. Pakilo temperatūra. Nukrito noras, dingo motyvacija. Ir dabar suksma į kairę. Tarmauzinimas atsirado, vakaras atsirado. Bet nueit vis tiek reikės. Jo, palapinių negavome.
Gavome tik tais porą lovelių. Palapelių negavome? Mes apie lovas. Nežinau, gal užimta, bet kažkaip nepavyko intensyviai. Bet sakė, būsim vienas. Gal namukį kokiam. Labai jau čia apaugę. Bet tikimės gauti daugiau pavėsio. Nu, žiūrėk, čia gal neseniai kažkas siekia, kad tai paramindžiata. Va, tai kažkas ėjo į kitą pusę. Biškis lydo. Čia gražu šiek tiek. Čia būta prigulta. Atrakcionas. Erkių gaudyklė buvo. Arba pagavom, arba ne. Va, pusė. Žiūrim. Voras. O gal? O gal? Jo, čia erkė. Nesipurtik tą erkę kur nors. Ten erkė. Ten 100% erkė. Oh no. Hei, Laimo liga. Encefalitas. Svargiai man guminukus. Niekur neturiu čia dabar. Gal niekur. Nėra, kol kas nesimata, nieks nerapoja. Miškį nusitripam. Gerai, kad su baltom kelniam. Nu, žiūri, gerai matosi. Gryni nariūnai. Kaip mėgasi. Vaikai kieme žaidžia, savo spakailį. Negavai dar į galvą? Negavai dar į galvą? Nei kartu? Dar ne. Kaip keista, kad negavai. Ką? Sakau, labai keista, kad negavai. Taip toli nebūna, tai dar per mažis reikia.